Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą, ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą, visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė. Buvo Dievo siųstas žmogus vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį tikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir jį atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimė. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę Tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Jonas apie jį liudija ir šaukia: čia tasai, apie kurį aš kalbėjau, tas, kuris paskui mane ateis, pirmiau už mane yra buvęs, nes jis už mane pirmesnis. Tikrai iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus Dievas, Tėvo prieglobstyje esantis, mums jį atskleidė. Tai viešpaties žodis. Lygiai taip, prieš 800 metų šventasis Pranciškus giedojo Evangeliją. 1223 gruodžio 24, prieš 800 metų pasikartosiu. Šventasis Pranciškus Grečio miestelyje skelbia kalėdų džiaugsmą. Netoli tas Grečio yra.
2000 km nuo šventovės. Google Maps'as taip rodo. 90 km nuo Romos. Tarp Asyžiaus ir Romos. Grečiojo miestelis kalnuose, kur Pranciškus norėjo atšvęsti su miestelio gyventojais ir su broliais Kalėdų šventę. Ir žinote, kas geriausia, kad tai ne legenda yra. Nes kai kalbame apie bažnyčią, apie šventes, apie šventuosius, tiek daug legendų, kad man kaip jaunam žmogui kartais net gėda ir kalbėti. Tiek daug tokių neįtikėtinų dalykų, kurie tiesiog kartais verčia nustebti ir pasakyti, kažin ar tai buvo, bet tai buvo tą dieną, tą vakarą, kai šventasis Pranciškus šventė Kalėdas ir sugalvojo pirmą kartą bažnyčios istoriją suruošti prakartėlę. Šiandien sveikiname ne tik Jėzų su gimtadieniu, bet ir tas prakartėlės, kurias turime mūsų bažnyčiai. Tai, ką matote, tas figūrėlės, tą visą grožį, tai švento Pranciškaus mintis priartinti mums Betliejo. Tas viskas buvo užrašyta 5 metus po tų šventųjų mišių ir 2 metus po šventojo Pranciškaus mirties. Buvo dar daug amžininkų, kurie matė, dalyvavo, o užrašė pranciškonas, kunigas palaimintasis Tomas iš Celano. Kas vyksta? Kodėl Pranciškui ateina į galvą tokia mintis? Suruošti prakartėlę ir švęsti šventąsias mišias. Pirmas dalykas, jisai grįžta iš Romos. Ten gauna, aišku, iš popiežiaus leidimą tokias mišias ne bažnyčioje švęsti, nes bažnyčios buvo švenčiamos uoloje. Jis norėjo priartinti kaip nors tą vietą, kur gimė Jėzus. Tai nebuvo namai, tai nebuvo jokia ligoninė, bet tai buvo uola. Jėzus gimė uoloje. Jis paprašė popiežiaus leidimo tam. Jis taip pat pats buvo pakylėtas apsilankimo Betliejaus miestelėje, žinome istoriniai šaltiniai, 1219-20 jisai lankosi ir buvo irgi paliestas tos malonės Betliejuje. Vėliau, vaikščiodamas Romoje, taip pat nekartą lankėsi Santa Marija Maggiore, Marijos bazilikoje, kur turėjo galimybę melstis prie prakartėlės relikvijų ir žiūrėti į nuostabias mozaikas vaizduojančias Jėzaus gimimą. Ir taip galiausiai jis keliauja link Asyžiaus iš Romos su ta nuostaba Kalėdų įvykio, su popiežiaus leidimu ir sustoja toj vietoj, nes turi gerą draugą ten. Ir sako, švęsime Kalėdą šitam miestelyje, nes jis primena Betliejų. Sako, suruošk man 3 dalykus, o aš pasirūpinsiu kitkuo - kunigu ir mišių reikmenimis. Tai sako, suruošk man ėdžias, asilą ir jautę. Noriu, sakė šventasis, kad visų akis pamatytų tą didžiulį stygių šio kūdikio poreikio, kaip jis buvo paguldytas į ėdžias ir paguldytas ant šieno šalia jaučio ir asilo. Taip ir įvyko, mielieji. Vidurnaktis, kalnas vidury miško, nedidelė uola, kurią tikrai ne visi tilpo, tik tai girdėt galėjo. Ėdžios su šienu, virtę altoriumi šiam šventimui. Kunigas virš ėdžio aukojo šventąsias mišias. Jautis ir asilas vietoj patarnautojų, žodžiu. Daugybė žmonių bei brolių pranciškonų, kurie iš aplinkinių kaimų su žvakėmis ir deglais rankose atėjo. Palaimintasis Tomas rašo, naktis tapo šviesi kaip diena tą naktį. Virš ėdžių kunigas, įsivaizduokite, aukoja iškilmingas mišias, o šventas Pranciškus, kadangi nebuvo kunigas, su diakono drabužiais, jisai garsiai gieda šventąją Evangeliją apie tą šventą naktį ir visiems susirinkusiems sako pamokslą veriantį širdį ir vietoj vardo Jėzus, kaip priegiesmį kartoja kūdikis iš Betliejaus. O sako, kai tarė žodį Betliejus, tai sako Pranciškus, bliovė kaip avelė, sako Betliejus. Tuo metu, sako, netgi vienas dievo baimingas vyras turėjo regėjimą. Matė ėdžiose gulinti kūdikį, tikrą kūdikį, bet be gyvybės. Ir sako, kai per pamokslą prieidavo šventasis prie, sako, šio kūdikio, jis tarsi atgydavo, pabusdavo iš miego. Šis regėjimas, rašys palaimintasis Tomas, neatsitiktinis.
nes daugelį širdžių kūdikis Jėzus buvo užmirštas. Tik Dievo malonės dėka, tarpininkaujant jo tarnui šventajam Pranciškui, jis juose, tose žmonėse, atgimdė mylinčią atmintį apie Jėzaus gimimą. Ir galiausiai kas? Iškilminga šventė baigėsi, visi su džiaugsmu grįžta namo, bet ne tuščiomis. Kiekvienas dar į namus nusinešė šiaudų iš ėdžio. Nedarykite to šventovėje. Žodžiu, jų nedaug čia yra. Kurių dėka, anot istorinių liudijimų, pagydavo stebuklingai ne tik žmonės, kai priliesdavo tą šiaudą, kai valgydavo, sergantis gyvūnai pasveikdavo ir žmonės, ir gyvūnai. Kuo neįprasta buvo ta prakartėlė? Tuo, kad joje nebuvo nei mergelės Marijos, nei šventojo Juozapo, nei piemenėlių ar 3 karalių, joje nebuvo. Vienintelės skulptūros kabutėse buvo jautis ir asilas. O Jėzus žinoma, kad buvo ostijai, buvo taip pat vyno, kraujo pavidale, Eucharistijai, kuri buvo švenčiama virš ėdžio. Kaip galvojat, ko linkėjo tuomet ir per šias kalėdas šventasis Pranciškus? Šiandien 2 linkėjimus tik noriu atrasti iš širdies į širdį jums. Pirmas linkėjimas, kuris galėjo kilti šventajam Pranciškui, tai maldavimas nenureikšminti šventųjų mišių mūsų gyvenime, nenustumti jų į šalį. Jisai nesurengė kalėdinių giesmių koncerto, sukviesdamas ten miestelėnus. Jisai nesurengė kokiu nors kalėdinių atvaizdų iš Romos atvežtų ekspoziciją. Bet jis sušaukė žmonės į nuostabiausią gyvenime įvykį, kad net į šventąją žemę nereikia važiuoti. Šventos mišios. Šventasis Pranciškus norėjo parodyti tuo metu, kad kiekviena Eucharistija tai yra akimirka, kai Dievas lenkiasi prie mūsų gyvenimo lopšio. Kiekvieną kartą, kai ateinate, atsisėdate čia į suolus, atsisėdate kaip į lopšę ir leidžiate Dievui pasilenkti virš jūsų ir pasižiūrėti jūs kaip į kūdikius, kaip į savo mylimus sūnus ir dukteris. Dievas į tave žvelgia kaip į savo mylimą vaiką. Nereikia vykti į Betliejų. Betliejus tarp mūsų kasdien. Ir šventasis Pranciškus norėjo šiek tiek žmonės pristabdyti nuo kelionių, nes tuo metu turkai buvo labai grėsmingi šventojoje žemėje. Pranašas Izaijas, šiandien negaliu nepaminėti skaitinių, nes kam tada skaitome skaitinius, jeigu jų neminim. Šiandien pranašas Izaijas ir laiško žydams autorius kalba mums, kas vyksta šventosiuose mišiuose, primena mums tai. Šiandien taip gražiai perskaitytas pirmasis skaitinys. Skaitinys parašytas ne pranašo Izaijo, bet jo mokinio. 6 amžius prieš Kristų. Ką tai reiškia išrinktai tautai? Babilonijos tremtis. Ką tai reiškia Babilonijos tremtis? Išrinktoji tauta neturi nieko. Pažadėtų į žemę prarasta, šventykla sugriauta, tauta išsklaidyta, nėra nieko, jie prarado viską. Ir šiandien skaitome viltį, pranašas skelbia viltį, kai nematyti vilties. Jeruzalės miesto sargybiniai griuvėsiuose, nes žinote, kad miestas buvo saugomas sargybiniu. Šiandien mato tiesiog akimis, kaip ateina viešpats į miestą, jie šaukia iš džiaugsmo ir skelbia tai, ką mato. Sugrįžta nuskriaustųjų, išvarytųjų ir pažemintųjų viešpats. Ir sugrįžta kam? Viešpats į sugriautą Jeruzalę. Ne kad jį pasmilkytų, ne kad jį pagarbintų, bet kad Izraelį išsigandusių vaiką, šie 3 veiksmažodžiai buvo skaitinyje, paguostų, išlaisvintų, apgintų. Tai vos ne policijos šūkis. Paguosti, išlaisvinti, apginti. Tik policijai kartais reikia už grotų pasodinti. Bet Dievas to ateina mūsų gyvenime. Tai vyksta kiekviena šventasias mišias. Dievas sugrįžta pas mus, kai mes per nuodėmę, per netiesą, per nemeilę prarandame viską.
Nieko neturime. Ateiname kartais į mišias, griuvėsi iš mūsų. Nėra tiesos mano gyvenime. Nepavyksta gyventi meilėje. Esu nekantrus. Man kiti neįdomus yra. Griuvėsi iš manęs. Ir Viešpats pastoki mane per Eucharistiją ateina ir kaip rašo antrajame skaitinyje, jisai gimdo mus naujam gyvenimui. Jisai nemoralizuoja, neteisia, nesmerkia, bet savo žodžiu sustiprina, savo krauju nuplauna mūsų nuodėmes ir galiausiai maitina mus, kad mes nustotume dejuoti, koks gyvenimas sunkus, o gyventume gyvenimą ir kad džiaugsmo nepritrūktų. Eucharistijos padaro tai, kad sugrįžta viltis į mūsų širdis, kai nematyti vilties. Kiekvieną šventąsias mišias vyksta kalėdos, traukiasi tamsa nuo mūsų gyvenimą, ilgėja diena, traukiasi neviltis, užlieja viltis ir jėga eiti į priekį. Bet tik vienas bet. Aš turiu neprarasti vilties, kad Dievas mane ištrauks iš visko. Kai yra griuvėsiai, kai tu esi svetur, neturi nieko, bet aš turiu viltį, kad Dievas ateis mane ir išlaisvins. Tokią viltį turėjo ištremtoji Izraelio tauta. Kas, bet Dievas manęs neapleis. Žmogiškai neturiu nieko, bet pasitikiu, kad netrukus turėsiu viską. Tai pirmas linkėjimas mums, mielieji, šventos mišios. Jeigu kas sekmadienį, tai aš jūsų jau prašau. Tai kaip sūnus prašau motinų, tėvų ir brolių seserų. Sekmadienis tai yra švenčiausia diena. Nepalikite nei vieno sekmadienio be šventųjų mišių. Dirbate, negalite ateiti, ateikite šeštadienį vakare. Negalite ateiti šeštadienį vakare. Dirbate, slaugote, kažką sergate, ateikite pirmadienį, antradienį, trečiadienį, šventovai nuo ryto iki vakaro šventos mišios. Tai yra viltis, tai yra jėga. Kai visko atrodo netekai, o Dievas sako, aš tave paguosiu, aš tave apginsiu, aš tave atstatysiu ir pamatys kiti to, ko nematė dar tavo gyvenime. Įsivaizduojat? Tai vyksta šventosiuose mišiuose. To linki šiandien šventasis Pranciškus. Ir antra, paskutinė pamoka, jų yra daugiau. Labai svarbi pamoka. Jeigu iš tiesų leisi, kad Dievas per mišias pasilenktų prie tavęs, iš tiesų leisi. Nustosi galvoti, ką čia man padarius, o sustosi ir pasakysi, Dieve, padėk man, vesk mane. Jeigu tu leisi, kad Dievas pasilenktų prie tavęs, tai Dievas išmokys tave pankti prie kūdikėlio. Dievas išmokys tave pasilenkti prie kito žmogaus. Dievas išmokys tave pasilenkti prie namiškių ir bendrakeleivių darbe ar draugystėse. Visos tos figūrėlės, skulptūros prakartėlėje tą naktį prieš 800 metų, tai buvo visi Eucharistijos dalyviai. Nebuvo Marijos, nebuvo Juozapo, piemenėlių, 3 karalių. Kodėl? Todėl, kad jūs esate jie. Jūs savo gyvenime turite vykdyti ir Juozapo, ir Marijos, ir piemenėlių, ir karalių kartais funkciją. Pranciškus sakė, kad prakartėlė nėra kažkas, į ką reikia žiūrėti. Prakartėlėje reikia sudalyvauti, kalėdų įvykyje reikia sudalyvauti. Aš turiu tapti kalėdų įvykio dalyvis, aš negaliu stebėti. Tikslas, kad įsikūnijimas taptų matomas mano gyvenime, regimas, pačiupinėjamas. Štai todėl statomos didelės katedros, bažnyčios, kad kai čia užeinu, aš užeinu į kažką apčiuopiamo, kas man byloja, kad Dievas yra arti, Dievas yra prieglauda mano. Štai todėl mes darome gailestingumo darbus, ne tik kalbame apie gerumą, bet prisiliečiam prie gerumo. Gerumas prisiliečia prie kito žmogaus. Bet jeigu mes šito nesuprasime, kad Kalėdos tai yra laikas, kai aš turiu išmokti pasilenkti taip pat prie kito, prie žmogaus sukurto pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Kas lieka žmogaus geriausi draugai tada? Įsivaizduokit, nėra Marijos, Juozapo, piemenėlio, yra tik tai kūdikėlis ėdžiose. Kas yra jo geriausi draugai? Asilas ir jautis. Mūsų laikais šuo ir katė labai dažnai yra geriausias mūsų žmonių draugas.
Todėl, kad yra mūsų žemėje žmonių, kurie niekam yra neįdomus. Ir jų geriausias draugas yra toje gyvenimo lopšyje ir prakartėlėje - šuo ir katė. Nes jie nėra niekam neįdomus. Bent jau šitie gyvūnai, asilas ir jautis, neleidžia jaustis vienišam. Bent jau jie sukuria kažkokią bendrystės galimybę, suteikia saugumo ir neleidžia išprotėti žmogui iš vienišumo, fizinio skausmo, ligos. Tragedija, jei naujagimis mažas vaikas ar bet koks kitas žmogus žemėje lieka savo gyvenime lopšyje vienas. Nėra Juozapo, Marijos, piemenėlių, karalių. Arba stovi atokiai ir prie jo net nepasilenkia ir nepasako, kaip gerai, kad tu esi čia, myliu tave, saugosiu tave, niekada neapleisiu. Ar taip nėra tavo gyvenime, kad skubam ir belieka mūsų artimiesiems, mūsų draugams, galbūt ir bendradarbiams artimiausiams tenkintis asilo ir jaučio paguodą. Nes bent jau katinas arba šuo ateis ir mane paguos ir bent jau prisiglaus prie manęs. Širdį mano labai palėtė vienas filmas Karo kambarys, kuris pasakoja apie šeimą Tonį ir Elžbietą Jordanus. Porą, kuri turėjo viską - darbą, gražią dukrą, svajonių namus, tačiau ta išvaizda buvo apgaulinga. Jų santuoka buvo niekam tikusi, jie vis nesusikalbėdavo, o jų dukra netiesioginė buvo viso šito auka. Kur visą laiką verkiu žiūrėdamas tą filmą, tai ta viena scena, kai tėtis yra išvykęs į eilinę komandiruotę, o mergaitė sėdi ant lovos su mama, vakaro pokalbis mamos su dukra, ir mama sako dukrai, juk žinai, kad mylime tave. O dukra tik taip, palinksi galvą, bet labai nedrąsiai. Mama sako, nelabai įtikinama. Atsako dukra, na, manau, kad truputėlį mane myli. Mama sako, truputėlį? Danielė sako, tu mano dukra, esi man svarbiausias žmogus pasaulyje, privalai manimi patikėti. O dukra tada pradeda mamos klausti, kaip vadinasi mano komanda? Mama spėja ir neteisingai. Kokios mūsų komandos spalvos? Tyla. Kokius triukus išmokau šią savaitę? Tyla. Kas mano naujasis treneris? Mergaitė pradeda verkti ir mama kartu. Danielė klausia toliau, kokį apdovanojimą laimėjau praeitą savaitę? Gavai apdovanojimą, klausia mama. Labai atsiprašau, sako, ir abidvi verkia graudžiai. Jėzus, jeigu šiai žemėje pyko, tai pyko dėl šio vienintelio dalyko, kad mes esame gyvenime kaip stulpai. Mes nemokam vienas prie kito pasilenkti, nepasilenkiam prie saviškių. Pyko dėl šito vienintelio dalyko tas kūdikėlis Jėzus, kad mes nemokam pasilenkti vienas prie kito. Numetu dešimtinę ir ramus, neturime laiko. Darbas, pinigai, atostogos, pinigai. Ir tuomet tarsi esame šalia, tarsi gyvename po vienu stogu, gal dirbame irgi po vienu stogu, bet esame labiausiai svetimi, esame labiausiai tolimi žmonės vienas kitam. Ir belieka tada kartais tik tai glaustis prie asilo ir jaučio. Tad šiandien kviečiu su šventuoju Pranciškumi švęsti Jėzaus gimimą prasmingai. Leiskime kiekvieną šventąsias mišias Dievui prie mūsų pasilenkti ir leiskime, kad Dievas mus išmokytų ir prašykime to, pasilenkti vienas prie kito. Aš galvoju, kad tai yra tikros, nesuvaidintos šventos kalėdos. To ir linkiu per šias kalėdas savo, mano bendradarbiams, tiek kunigams, tiek pasauliečiams, tiek seselėms, tiek čia jūsų šeimoms, jūsų darbovietėse ir jūsų draugų rate, kad vienas prie kito mokėtumėt sustoti ir niekam nereiktų iš vienišumo pirkti nei asilo, nei jaučio, tai yra nei katino, nei šuns. Amen. Amen. Tegul taip vyksta.